Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Aš esu Paulius Ambrazevičius ir visus kviečiu žiūrėti laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu ir pamatysite visus užkulisius iš to, kaip Rytas šventė savo pergalę Europoje. Krepšinio pasaulyje. Čempionų lygą ir jau trečią kartą šiame tūkstantmetyje į Lietuvą parvežė europinį titulą. Paskutinį kartą Lietuvos Rytas laimėjo Europos taurę, tai dar buvau visiškai mažas vaikas, 10 metų, o dabar po 17 metų jausmas tiesiog surrealus. Jau suaugęs vyras, galiu su draugais ateiti prie Baltojo tilto, pasidžiaugti šią nuostabią pergalę, tiesiog nuostabu. Ačiū Vilniau. Buvau jau scenoje, sakė rapoti nepakanka, prisistatau, mano vardas Aleksandras Kovganko. Jeigu negirdėjote, aš Rytfonis esu, atėjau iš Vilniaus, nenusileidau, iš debesų, jūs dabar mane matote. 3 gražiausios spalvos yra! Mylimiausias mūsų klubas! Visada! Mes sutriuškinsim bet ką! Buvau Badalonoje palaikyti savo mylimą komandą ir esu labai laimingas. Neįtikėtinas jausmas, niekada gyvenime nebuvau patyręs tokių kalnelių per, nežinau, 1,5 valandos, kai pati apačia ir pats viršus, tai aš nežinau, kas ten darėsi po tos paskutinės sirenos, gali būti, kad aš buvau apalpęs trumpam, nes atrodo dingo viskas, nes tas džiaugsmas buvo tiesiog neįtikėtinas. Vakar šiandien visada Rytas vėl pirmas. Komanda susiėmė, parodė charakterį, parodė, kad nori laimėti ir parodė, kaip iš tikrųjų gali žaisti ir buvo stipresni už varžovus. Aš manau, finale turėjo būti apie 2000 bendrai paėmus, tiek mūsų sektorius paėmus, tiek paskui ten buvo ir centriniuose sektoriuose ir dar šiek tiek kitur. Graikų lygtais informavo, kad buvo apie 1200, bet kai tokia daininga tauta ir tokia gera, patyrusi tribūna, tai jų skambesys kartais buvo įspūdingas, ypač kai mes 20 taškų pralaiminėjom ar ten 18, tada jie tikrai gerai girdėjosi, bet tada viskas apsivertė. Kainavo daug, kelių šimtų užteko. Šitą pergalę atpirko savo kainą. 17 metų, 17 sezonų, aš su draugais laukiau šitą titulo ir jeigu mes jau jo sulaukiam, ponios ir ponai, reiškia šiam pasaulyje nėra nieko neįvykdomo. Čempionų lygos čempionai yra čia. Ar žinot, kas yra šie čempionai? Vilniaus! 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 Kartais būna dienų, kai labai tau sunku, bet reikia tai išgyventi. Privalai būt stiprus, vėl į kovą kartu, tvirtų žingsnių reikia žengti. Jeigu karas viduj, be karo nebus, ir nebus gelbėjančių pergalę mus, užleisti kelią visiems ir raudonai baltiems. Atėjo laikas mums būti pirmiems. Vakarais kartais liūdna, kartais skaudu ir nebenori tikėti niekuo, juk atrodo tiek dirbai, tiek įdėjai jėgų ir vėl grįžti nuleidęs galvą namo, bet ledą ištirpdo saulė kaitri, ištirpdo abejonės ir iš ryto keliai vėl visi atviri ir rytas į priekį mus ves. Kartais būna dienų, kai labai tau sunku, bet reikia tai išgyventi.
sugrįžęs į Vilnių, nes jis čia gimė ir augo, Augustas Marčiulionis! Tai grupė! Jerry Harden! Numeris 14, Martynas Echodas! Ponas ir ponai, numeris 16, Ignas Urbanas! Gytis Masiulis! Number 24, Mr. Jordan Kelly! MVP numeris 41, Simas Lukočius! Numeris 43, Ignas Sargiūnas! Almost triple double in the final, number 44, Steve Smith! Martynas Bartėnas! Mr. Vesanetio! Kaip tu jauties čia? Pasižiūrėkit, kokia minė, kiek žmonių, kiek emocijų gerų. Nuostabiai. Koks laimingas, kad grįžai Lietuvos. Labai laimingas, aišku. Tokie titulai. Taip, nuostabu. Nedas Pacevičius! Gustas Maskoliūnas! Visa rinkimo treneris Tadas Jankūnas! Ponas ir ponai, kineziterapeutai Andrius Misiūra ir Laurynas Zurza! Pergalės, šitos pergalės architektas, Vilniaus Ryto legenda. Pasitikite, Artūras Jaumantanas! Komandos vadovas Matvydas Dabašinskas! Komandos skautas Matas Karolis Urbanas! Jaroslav Latušinskiai, klubo vadovas! Ponios ir ponai, Senjor Žvėnas!
Sveiki atvykę į mano pasaulį, bičiuliai mėly. Tenka repuoti ne šiaip savo, repuoti a cappella. Bet jūsgi žinote, mėly bičiuliai, turiu garbės filmuotis pas Vidam bičiuliai. Krepšinio pasaulyje. Trečią kartą jau tik kai 22 ir 24 laimėjome LKL, irgi turėjau šitą garbę ir dabar, kai paklausė, ar aš laisvas, aš sakiau, aišku, kad aš laisvas. Šitokia proga visada. Grįžęs į Vilniaus Rytą, jis suprato, kad jis mėgsta vėl žaisti krepšinį. Jam grįžo krepšinio džiaugsmas. Jam grįžo, manau, net ir gyvenimo džiaugsmas, nes koks gyvenimas be krepšinio? Ponios ir ponai, komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Aš mačiau priešus pamirštant dulkę. Mačiau akis, kuriuose nėra sielos. Gyvenau su randais, nesu gėda. Kiekvieno gėdo tam, kad neužmirštų. Duok man jėgų. Miesto vadovas, taip pat Badalonoje aktyviai palaikęs visų mūsų Rytą, ponas Valdas Benkunskas. Ir aš tam buvau. Užtai šiandien balso nebeturiu, kaip manau ir labai didelė dalis vilniečių. Ir žinot, daug kas sako, kad čia vyko stebuklas Badalonai. Gal ir taip, bet man atrodo, kad tai iš dalies ir nėra stebuklas. Nes šitie vyrai parodė, ką reiškia susikaupimas, ką reiškia tikėjimas savimi ir kova iki paskutinės minutės. Jau yra tapęs Vilniaus legenda. Tai treneris Giedrius. Žinodami ar ne, bet šią žiemą Giedriui Žibėnui mes įteikėm garbingiausią Vilniaus apdovanojimą, tai yra Švento Kristoforo statulėlę. Ir beje įteikėm tada, kai tas buvo nekoks periodas, bet mes žinojom, kad šis žmogus yra tikra Ryto siela ir per tuos 5 metus, kol jis yra čia, padarė viską, kad šitas miestas būtų šitom nuostabiom spalvom. Šiaip instrukcija. Einat į rytasvilnius.lt, atributika, aksesuarai, susirandat, nusiperkat, užsidedat ant veidrodėlio mašinoj, išdidžiai važiuojat gatve! Rytas Lietuva! Taurė, kol nepakelta, jinai yra tik indas. Artūrai! Ačiū visiems, kurie susirinko čia taip gausiai ir tai yra tikrai labai gera čia būti ir ką jinai reiškia, aš manau, kad atsipirko visas prakaitas, visos dvejonės, visos abejonės, visi dalykai, kur tu galvoji, kad galbūt nepavyks vieną dieną, galbūt kažkas ne taip, bet šitas gan nedidelis metalo turbūt gabalėlis atperka viską, dėl ko mes žaidžiam turbūt ir dėl ko mes kovojam ir dėl ko viskas vyksta mūsų gyvenimuose. Tikrai net pirma taurė pakelta per praėjusias 4 dienas, ar ne? Padėkim tą padaryti mūsų kapitonai. Vilniaus Rytas! FIBA Čempionų lygos čempionai! 2025-2026.
Mes čempionai, la 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 la, mes čempionai, la 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 la, mes čempionai. Ignas Sargiūnas, mikrofonas jam. Ryto nesustabdysi, ir pirminę tau, prieš rytą lenkėsi visi, rytas visagalės. Pirmin Vilniečiai! Pirmin Vilniečiai! Pirmin Vilniečiai! Pirmin Vilniečiai! Krepšinio pasaulyje. Geriausia akimirka, kai gimė vaikas, o visos kitos akimirkos, kai gimsta šitos pergalės. Bet jos gimsta labai sunkiu kasdieniniu darbu ir labai daug reikia dėti. Pamiršau kažkada trenerius paminėti. Labiausiai turbūt nuvertintas trenerių štabas Europoje, tai Vesa Verdijo, Gustas Maskuliūnas, Nedas Pacevičius, Tadas Jackūnas. Europa tegul šitos vardus atsimena. Dievas yra, jisai vilkėjo raudoną per finalą. Atvažiavom, pamatėm ir nugalėjom. Pagaliau parvežėm europinį titulą atgal į Vilnių. Užrašėm Vilnių į Europos krepšinio elitą. Labai smagu, fantastika. Fantastika, kiek žmonių susirinko. Jau daugelis išėjo, bet mes vis dar švenčiam. Aš daug nepasakysiu. Šitą taurę Vilniaus miestui ir Rytas Visagalis. Balso neturiu, neskanduosiu daugiau. Rytas Visagalis. Žalgirį galbūt ir būsi Visagalis. Rytas Visagalis. Rytas Visagalis. Neturiu žodžių, nežinau. Labai geros emocijos, labai džiaugiuosi. Net negaliu palyginti, nežinau kas geriau, ar jausmas, kai buvom aikštelė, ar jausmas dabar, bet visiška euforija. Ačiū visiems, kurie atvažiavo, labai ačiū, tiesiog. Kada pajutai, kad gali būti budelis ir nugalėti graikų? Kai tam ketvirtam kėliny pavyko priartėti, pavyko kelis metimus susimesti, tada ir tas jausmas tikru pavirto ir jo, ačiū Dievui, viskas gavosi. Labai smagu, pačiu laiku sugrįžau į Rytą. Trečias titulas, pats svarbiausias turbūt mano gyvenime. Smagiausia yra dėl Vilniečių, dėl Ryto fanų. Kiek žmonių susirinko, tai nerealus jausmas. Matyt nuoširdžią laimę, nuoširdžią euforiją kiekvienų akise, tai yra labai smagu. Šnekant apie Badaloną, manau, Ryto fanus nuo kitų fanų skiria tai, kad nors ir palaiminėjom 20 taškų, skanduotės toliau buvo tribūnose, visi fanai mus palaikė, toliau tikėjo ir padovanot šitą titulą Vilniui yra pats geriausias jausmas. Buvo nelengva, bet mes su Palikėnu sėdėdami ant suolo nuoširdžiai viens kitam sakėm, kad laimėsim šiandien, kad sugrįšim ir pavyks nugalėti. Nežinau, kaip taip įvyko, nuoširdžiai tai yra pasaka, ta prasme, vienas turbūt gražiausių finalų Europos krepšinio istorijoje ir labai smagu būti to įvykio dalimi. Nerealu. Nuostabios emocijos. Nuostabus titulas, dar sunku suprasti, kas įvyko. Tarp kontinentinį taurė laukia. Žalgiris prieš 40 metų iškovojo. Gal jūs iškovosit? Iškovosim. Visą gyvenimą norėjau nusifilmuoti jūsų laidoje, tai pasinaudosiu progą, nes visą vaikystę, jaunystę žiūrėdavau šią laidą, tai perduosiu linkėjimus, nežinau, kad tikrai žiūrėjo seneliai iš Utenos, tai močiutei Valerijai ir Reginutei perduodu linkėjimus didžiausius iš širdies ir seneliui Edmundui ir broniui.
aš labai myliu savo miestą ir nuo vaikystės sergu už Vilniaus Rytą, tad kiekvienam Vilniaus sirgaliui linkiu nebijoti to, kad esi rytfanis arba rytfanė be abejo, išdidžiai nešioti savo spalvas ir negalvoti, ką apie tai galvoja kiti. Mes turime savo miestą, savo komandą, rūpiname savo reikalais. Linkėjimai visiems, mes čempionai, mes švenčiam. Sibet. Sibet lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.